driving point of view, it was, let's say, not very tough. I'm surprised because the stages was like from WLC rallies, so the stages which I like and which I know, so that's why I think it was not very hard. But from tomorrow the real open space starts. We will have dunes, we will have a lot of off-road, we will have riverbeds and a lot of navigations, and we will have to keep the cup. So this will be something new for me. So today is a really hard day because I need to prepare the road book for tomorrow, but the road book is quite different because the second part of tomorrow's stage is the first stage of open spaces. So I have to be very careful, I have to do it in quite different way. I will go for a moment and Rafał Sonik will help me a lot, I think, with these preparations of the road book. Poilsio diena Dakare yra visiškai ne poilsio diena technikam, nes per šią dieną mes turime paruošti automobilį tolimesniai savaitės kovai. Keičiame arba inspektuojame praktiškai viską. Greičių dėžę, priekinį reduktorių, amortizatorių, stabdžius, starterius, generatorius, vairo kolonėlės, vairo stiprintuvus. Tikrai tai gaunasi labai brangi diena komandai, bet jinai privaloma, jeigu nori toliau konkurencingai kovoti. Panašu, kad antroji Dakaro dalis bus stipriai sudėtingesnė technikai, todėl norime būti gerai pasiruošę. Argentina Dakarui duoda labai daug dėmesio ir mažiausia, ką mes galėjom padaryti, tai parodyti dėmesį Saltos miesto vaikams. Mes aplankėme su komanda didžiulę vaikų ligoninę, kurioje gydosi nuolatos apie 1000 vaikų ir tiesiog norėjome nors minimaliai duoti jiems dėmesio. Kai sužinojome, kad turėsime kelionę į ligoninę, paprašėme mūsų partnerių Lietuvos pašto, jie greituoju būdu atsiųstų mums reikalingų dovanų. Mes jas įteikėm. Iš tiesų, ką pastebėjo būtent čia Argentinoje, žmonės natūralu, kad jie yra tokie patys bendrai paėmus, bet labai daug vaikų ligoniniai yra susijusių su įvairiais eismo įvykiais. Nors taisyklės, manau, kad tiek Europoje, tiek Argentinoje yra panašios, bet jų laikymasis labai stipriai skiriasi. Ir aplankius vaikus ligoniniai pamatai tokių vaizdų, kurių nelinkėčiau matyti visiškai niekam.